Nu, malkinė mediena, pavyzdžiui, pradėjo vėl didėti, keltis į viršų, bet lyginant su 25 metų sausio 1 dienom mes ją galėdavom nuvežę parduoti už kokius 45-50 eurų malkinė mediena. Šiandien dienai mes ją galim parduoti už 40-43 eurų. Prieš mėnesį galėjom parduoti už 32-35 eurų. Bet tu nepardavai, nes žinojai, kad turėtų kilti. Jo, vieniems žmonėms reikia parduoti, jiems reikia, ar žmonėm, ar įmonėm, yra tokių klientų pas mumis ir įmonių, kuriuom tiesiog reikia parduoti. Reikia pinigų. Reikia pinigų. Grįžtant prie biokuro, nu ateina ruduo, tai jisai turėtų pabrangti. Turėtų pabrangti, bet pagal dabartinius pusmetinius sandorius, kurie vyksta, kaip pavyzdys, pusmetinis sandoris, tai jisai prasideda ten spalio mėnesį ir baigėsi kovo mėnesio pabaigoje, kada nuo šildymo sezono pradžios iki šildymo sezono pabaigos. Mes patys nesiryžtam dalyvauti tokiuose ilguose sandoriuose, dėl to, kad tos kainos, jos kokios yra pagal biokuro gamybą, kokia yra šiemet, nes yra sudėtingi, lėtingi metai, jinai teoriškai turėtų brangti, bet pagal skelbiamus pusmetinių aukcionų pardavimo kainas ir už tas kainas, kokias parsiduoda, našu, kad tos kainos jos bus mažos. Aišku, bus tokia situacija, kad jeigu bus trūkumas, tai gausis taip, kad tu mokėsi kažkam tiesiog daugiau, kad gaut, kad pateikt, kad negautum baudų. Čia tu turi nuspėt, kas bus pusės metų bėgi. Ir galbūt tu neturėsi to biokuro, tu privalėsi jį patiekti. Jo. Ir tada turėsi pirkti iš visų. O jie tada. Jie tada. Tik čia. O mes. Čia yra tas darbs. Dirbi. Ir į sel koncertą bilietukai. Bam!